Sveiki, esu Vytautas Ašeris, dėstau profesionalumą ir etiką matematikos ir informatikos fakultete. Šiandien kalbėsime su Mantu Tartėnu apie verslo duomenų analitiką. Dirbu pagal specialybę. Tie dalykai, kuriuos mokiausi universitete, tiesiogiai pritaikomi kiekvieną dieną. Sveiki, šiandien kalbame su Mantu apie verslo duomenų analitiką. Labas, Mantai. Labas, Vytautai. Tai kai pats baigei studijas matematikos informatikos fakultete, šitos specialybės nebuvo, buvo kita, kaipgi vadinosi. Taip, anksčiau panaši specialybė buvo ekonometrija, į kurią aš ir įstojau. Dabar tos specialybės, kaip minėjai, nebėra. Vietoj jos yra verslo duomenų analitika, kuri iš esmės panašiai tai, kas buvo ekonometrijoje, bet atliepia šiuolaikinės naujovės mašininiam mokymesi ir dirbtinio intelekto srityje. Į MIFA įstojai 2003-aisiais, studijų programa ekonometrija. Tas žodis turbūt ne visiems moksleiviams žinomas, tai kaipgi tu jį pasirinkai ir ką reiškia tas žodis? Mokykloje mėgau matematiką, žavėjo mane skaičiai, patiko spręsti uždavinius, todėl ir galvodamas apie studijas svarsčiau dalyką susijusiu su matematika. Paskutiniais metais vidurinėje pradėjau svarstyti, galbūt reikėtų stoti į ekonomiką, arba į finansų ir draudimo matematiką, kas susiję su matematika ir su finansais. Visgi nugalėjo, kaip atsakai, nelabai aiškiai specialybė ekonometrija. Mano teta, mamos sesuo, buvo baigusi ekonomiką, tuo metu dirbo Jungtinėse tautose Ženevoje ir ji man pasiūlė pasidomėti ekonometriją kaip dalykų, kaip studijų programa. Ir dėka jos aš ir įstojau ekonometriją, nes paaiškėjo, kad būtent ekonometrija yra tam tikras aukso viduriukas tarp matematikos ir ekonomikos. Pati ekonometrija tai yra mokslas apie ekonomikos reiškinius, apie ekonomikos subjektus, jų elgsenos modeliavimą, elgsenos prognozavimą, ryšių tarp jų simuliavimą ir modeliavimą. Tai matematikos šitoje specialybėje tikrai buvo pakankamai daug, gal šiek tiek daugiau negu tikėjausi, bet tai man buvo tik privalumas, nes mokykloje, sakau, mėgau matematiką. Taip pat ekonomikos, tiesa ne pirmose kursuose, bet trečiam, ketvirtam kurse pakankamai nemažai žinių teko įgyti ir ekonomikos srityje. Tai tas žodelis ekonometrija dabar pasikeitė, verslo duomenų analitika vadinasi studijų programa, bet kaip dalykas, kurį mokaisi, tai egzistuoja ir dabar. Taip, ekonometrija kaip studijų programa jinai dingo, pakeitė ją verslo duomenų analitiką, atnaujinta programa, atliepianti šiuolaikinės tendencijas, mašininio mokymosi, dirbtinio intelekto technologijos įtrauktos į programą, ko mano laikais, kai mokiausi ekonometriją, dar nelabai buvo arba buvo mažiau negu šiuo metu. Studijų programa 4 metai, ekonometrijos, dabar sutrumpėjo verslo duomenų analitika 3 metai. Taip. Bet lyg ir keli dalykai ten pasikartoja. Koks labiausiai patiko pačiam? Kad ir kaip stebintų arba nestebintų, ekonometrijoje man labiausiai patiko ekonometrija. Tiesa, tam, kad galėtum studijuoti ir mokytis tą ekonometriją, tikrai reikėjo susikurti tam tikrą bazę, išklausyti ir pastudijuoti grynus matematinius objektus. Tai aukštoji matematika, tikimybių teorijos kursai, statistika. Be šitų dalykų toliau mokytis ir studijuoti ekonometriją arba eiti ekonometrijos kursą būtų pakankamai sudėtinga. Studijas pradėjai 2003, baigiai 2007. Taip, bakalaurą pabaigiau 2007, tada įstojau į magistrą. Magistrą taip pat toj pačioje srityje ekonometrijos pabaigiau už 2 metų. Tai va, 2009, o įrašą darom 2024. Praėjo nemažas laiko tarpas. Papasakok, kas vyksta tame laiko tarpe. Kada pradedi dirbti, ką pradedi dirbti ir kaip ateinam iki to, kur esi dabar. Pradėjau dirbti 3 kurse.
tik tas darbas nebuvo susijęs tiesiogiai su specialybė, tiesiog norėjosi šiek tiek finansinės nepriklausomybės, kad ir gaudavau stipendiją už gerus mokymosi rezultatus, vis tiek tėvų finansinis indėlis buvo reikšmingas. Norėjosi prisidėti ir pačiam. Tai kelis metus dirbau laisvu nuo studijų metu draudimo agentu. Tuo tarpu įstojęs į magistratūrą pirmame kurse pradėjau dirbti pagal specialybę. Įsidarbinau įmonėje, kuri specializavosi kredito rizikos vertinimo sprendimų srityje. Šioje srityje, tiesą sakant, dirbu ir iki šiol, tik tai jau kitoje įmonėje. Kaip suprantu, dirbi pagal specialybę, žinai, būna žmonės, kurie pabaigia lik ir vieną specialybę, paskui lik ir pasistumia, jeigu teisingai suprantu, dirbi grinai pagal specialybę ir kasgi džiugina tave darbe šioje specialybėje? Labai džiaugiuosi, kaip pats ir sakai, dirbu pagal specialybę. Tie dalykai, kuriuos mokiausi universitete, tiesiogiai pritaikomi kiekvieną dieną. Tame tarpe, kaip minėjai, nuo 2009 iki 2024 metų dar buvo laiko tarpas, kuomet buvau įstojęs doktorantūrą. Tiesiog nebaigiau, nes teko rinktis arba darbas, arba mokslai. Ir tame gyvenimo laikotarpyje darbas paėmė viršų. Bet nesigailiu net ir stojimo į doktorantūrą, nes tai buvo didelis impulsas mokytis dar daugiau. Ir įgytos žinios, tiek matematinės, tiek tikimybių teorijos, tiek ekonometrijos, tiek mašininio mokymosi, dirbtinio intelekto srityse labai padeda darbe tiek man, tiek komandai, su kuria dirbu prie labai svarbių ir įdomių projektų. Kaip dabar vadinasi tavo pareigos? Mano pareigos yra vyriausiasis duomenų mokslininkas, tuo pačiu esu ir valdybos narys. Tai mes įsivaizduojam, kad čia mus galbūt žiūri kokie 10-okai, 11-okai. Papasakok truputėlį, ką reiškia duomenų mokslininkas ir ką reiškia valdybos narys. Duomenų mokslininkas tai skambus pavadinimas žmogui, kuris gali, moka ir nori dirbti su duomenimis. Tai gali būti darbas individualiai, gali būti darbas komandoje. Geriausia, kai žmogus sugeba derinti šitus du dalykus. Esant poreikiu dirbti vienas, esant poreikiu prisitaikyti ir dirbti kaip komandos narys. Svarbu, dirbant duomenų mokslininko darbą, išmanyti sritį, o tai reiškia, kad ne tik tai matematinį objektą, matematinius dalykus, mašininio mokymosi algoritmus, bet ir duomenis, jų specifikas, kuriais dirbi. Kalbant apie kredito rizikos vertinimo specifiką, tai yra vertinimas fizinių arba juridinių asmenų kredito rizikos. Tai yra pakankamai sudėtingas objektas, reikia modeliuoti ir įvertinti, ar įmonė bankrutuos ar nebankrutuos, kokie veiksniai gali daryti įtaką įmonės bankrotui, kokie veiksniai gali nuspėti apie artėjantį įmonės bankrotą. Žinoma, galima tuos veiksnius ir sąryšius bandyti žvelgti ekspertiškai, euristiškai, tačiau šiuolaikinėme pasaulyje viskas turi remtis duomenimis, priešingų atveju, tos ekspertinės prognozės gali būti pakankamai netikslios. Turbūt tas studijose vyksta dalykėlis, kad mokais, ne iki galo aišku, kodėl mokais, bet paskui žiūri, kad štai reikėjo. Tai ypač pasitvirtino pirmose kursuose, nes tai buvo įžanga į tolimesnius kursus. Tiesiog reikėjo mokytis matematiką. Matematikos buvo labai daug, visokios, o aš tai stojau į ekonometriją. Tai kur ta ekonometrija? Taip kildavo toks kartais klausimas. Ar galim sakyti, kad čia būtų tavo pagrindinis siurprizas įstojus? Nes, jaunas mantas įstoja, 1 metai, 2 metai, ar tai būtų tas pagrindinis nustebimas? Ja, pagrindinis nustebimas gal buvo ir skirtumas nuo mokyklos, tai tempas ir mokymosi būdas, nes tempas tai universitete buvo nepalyginamai didesnis negu mokykloje.
Taip pat mokykloje pas mus klasės buvo pakankamai nedidelės, apie 20 žmonių gal. Kiekvienam dėmesio iš mokytojo pakankamai būdavo, jei kažkas neaišku klausė, gauni atsakymą, taip toliau. Universitete buvo paskaitų, kai ten ir per 100 žmonių susirinkdavo. Tai teko suvokti, kad norint gerai studijuoti ir tuos dalykus įsisavint, teks daug laiko skirti mokyti savarankiškai. Tai tas pakankamai didelis skirtumas lyginant su mokykla, kur būdavo taip, mokykloje atsėdi, gauni aiškus namų darbus, padarai ir eini žaisti kieme. Tai universitete turėjai atsirinkti, ką tu supratai per paskaitas, ko nesupratai, ką to verta papildomai pasimokyti, ko neverta. Tas savarankiškumo aspektas buvo naujas ir reikėjo laiko su tuo susigyventi, nes buvo tempas aukštesnis, daug tų paskaitų, daug naujų dalykų. Visi aišku aplinkui ir lyginant su mokykla, tai ir čia vis tiek mifas, matematikos, informatikos fakultetas tiksliukai žmonės, tai ir lygis bendrai toks aukštesnis negu vidutinis. Tai reikėjo tam tikros disciplinos ir skaudžių pamokų išmokti, kad negalima pasilikti mokymosi paskutinėms dienoms prieš sesiją, nes tiesiog natūraliai pritrūksta tos paskutinės nakties prieš egzaminus. Atrodo, dar viena naktis ir būtum geriau pasiruošęs. Ir kartais to ir pritrūksta, ir būna 9, o ne 10. Tai jo, tempas didesnis gerokai ir savarankiškumas visiškai kitokio lygio. Disciplina. Disciplina, taip. Savidisciplina, gal taip pasakyti. Paminėjai sesiją. Čia toks magiškas žodis, kuris irgi turbūt ne visiems moksleiviams žinomas, nes mokykloje kas vyksta? Kali, toks tam tikras procesas labai tolygus. Kontrolinis kažkoks, kartą į savaitę, kartą į 2 savaitės ir renki tos pažymiukus ir išveda vidurkį. Kaipgi studijose šiek tiek kitaip. Taip, čia dar vienas iš skirtumų lyginant su mokykla. Mokykloje kontroliniai neleisdavo atsipalaiduoti, nes žinodavai, kad už savaitės bus kontrolinis, turi pasiruošti, namų darbų patikra, vėlgi neleidavo atsipalaiduoti. Universitete yra tų tarpinių atsiskaitimų, koliokimai, jos berods mes taip vadinom. Bet jie gerokai retesni negu kontroliniai ir sesija, tai tas periodas, kai ne kartą per 12 metų, ar dabar kas 10 metų vyksta egzaminavimas, bet kiekvieno kurso pabaigoje yra sesija, kuomet vyksta egzaminai. Ir tada prasideda didysis pasiruošimas tiems egzaminams. Tie studentai, kurie ruošiasi visą semestrą, tai jiems tas pasiruošimas paprastesnis, o kurie disciplinos turėjo šiek tiek mažiau ir manė, kad dar kitą savaitgalį turėsiu laiko arba dar kitą savaitgalį turėsiu laiko, tai paskui to laiko gali pritrūkti, nes egzaminų būna ne 1, ne 2, jų ir 5, ir 6 berods būdavo per kelias savaitės įsidėstę. Ar pats Vilnietis, ar atvykti iš kito miesto? Aš atvykęs. Aš pats ne Vilnietis, atvykau iš Vilkaviškio. Tai prisideda ten dalykai, ne? Nes atvyksti pirmą kartą be tėvų, pasikeitė aplinka, nori pažinti čia viską ir tada labai nesunku paslysti toj pusiausvyroj tarp studentavimo ir studijavimo, ne? Taip, aš manau, kad mano gyvenimas pakankamai subalansuotas buvo studentavimo ir studijavimo prasme. Aš tikrai stengiausi mokytis, nepasilikti paskutiniai akimirkai dalykų, būdavo visaip nutinka, bet stengiausi ir tų paskaitų daug nepraleidinėti, tačiau visą laiką likdavo laiko po studijų ar vakarais ar savaitgaliais pastudentauti. Dalyvauti vakarėliuose, kitose veiklose, su tais pačiais kursiokais ar grupiokais. Labai gerai sutarėm, patiko ir tikrai buvo labai geras laikas ne tik tai kartu studijuojant, bet ir studentaujant. Arba švenčiant po sesijų, po egzaminų. Vieniems geriau pasisekdavo, kitiems blogiau.
Vieni džiaugdavosi ir švęsdavo, kiti liūdėdavo ir vis tiek švęsdavo. Man atrodo, mes vadindavom tą, atsiminiau, žinai, mes tais pačiais, išsiaiškinom, kad tais pačiais metais baigiam, tai prisiminiau tokią nostalgiją čia po 15 gal metų ar kiek čia gaunasi, gal dar daugiau. Yra tokie žodeliai, cementovkė, betonovkė. Buvo. Galim pakalbėti apie juos. Cementovkė berods po pirmais metais. Pirmais metais, tai cementovkė. Tai mes dvi grupės mūsų ekonometrių buvo, tai mes kartu apjungėm jėgas ir padarėm tą cementovkę. Tai čia vakarėlis, kuriame susipažįsti su savo grupiokais, atsipalaiduoji, neformalioje aplinkoje ir susiformuoja galbūt net ir draugystės pirmos tokio aplinkoje. Yra cementovkė pirmi metai ir paskui betonovkė. Berods antri metai, man atrodo, betonovkė. Tai pradžioj cementas, paskui betonas. Pirmiausia, susilipdai, o paskui užtvirtini. Taip, tai studijų programui nemažai tos matematikos. Ir gal kažkiek papasako, kaip ta matematika išsidalina. Būna vienokia, būna kitokia. Kokie tavo atsiminimai? Atsiminimas yra vienas, kad matematikos buvo daug. Priešingai negu mokykloje, tos matematikos buvo įvairios ir atskiri kursai buvo. Atsimenu, buvo matematinė analizė, buvo algebra, buvo geometrija, buvo diskrečioji matematika, buvo tikimybių teorija, paskui statistika. Tai visi šitie dalykai vienaip ir kitaip siejasi su matematika arba žodžiu matematika. Bet tam tikra takoskyra tarp jų visada egzistavo. Tai, ką mokėsi matematiniai analizai, apie ribas, apie konvergavimus ir kitus dalykus, ne visada turėjo sąsajų su kitomis matematikomis. Arba tuo metu bent jau tos sąsajos neatrodė akivaizdžios. Algebroje pradėjau mokytis matricas, daugybą matricų, atvirkštinės matricos skaičiavimą ir panašiai. Geometrija, aišku, prasčiausias gal, lengviausiai suvokiamas objektas, įvairių kūnų, charakteristikų skaičiavimas, matavimas ir panašiai. Diskrečioji matematika buvo toks egzotinis dalykas, net ir skambėjo tuo metu taip labai egzotiškai, dabar juokinga šiek tiek prisiminus. Tos egzotikos ten mažai. Per diskrečią matematiką sužinojau, kas yra diskretus dydis, kas yra tolydus dydis, kad yra atskira matematika, atskiriai matematiniai įrankiai dirbti su diskrečiais dydžiais. Tada tikimybių teorija, kuri atskleidė neapibrėžtumą ir jau buvo šiek tiek sąsajų su matematinė analizė. Galiausiai statistika, kurioje reikėjo taikyti tikimybių teoriją. Na ir tam tikri statistiniai modeliai, arba metodai, kurie vėliau pačioje ekonometrijoje buvo taikomi, galiausiai apjungė tiek elementus iš matematinės analizės, kalbant apie parametrų vertinimą, sprendinių konvergavimą, greitį ir panašiai, tiek iš algebros, atliekant operaciją su matricomis, tiek iš tikimybių teorijos, skaičiuojant įvairias charakteristikas, tikimybės, tiek iš pačios statistikas pateikiant modelio charakteristikų. Skamba kaip daug tikrai matematikos. Ar įmanoma ten būti sėkmingu, jeigu ta matematika nelabai prie širdies? Buvo tokių? Ar iš tikrųjų visi buvo mėgstantis matematiką? Kadangi stojo į matematikos informatikos fakultetą, tai meilę matematikai, manau, turėjo visi. Ko trūko galbūt pas kai kuriuos, tai disciplinos. Ir kai kurie grupiokai neištempė iki galo. Dėl disciplinos? Aš manyčiau, kad dėl disciplinos, nes visi buvo tikrai protingi, pakankamai aukšti stojamieji balai buvo,
Ir šiaip su žmonėmis bendrauji, tai supranti, kai žmogus yra protingas, tai manau, tempas aišku, disciplina. Tai gal pabaigai, gal norėtum kažką palinkėti mūsų būsimiem klausytojams? Linkiu nebijot, rinktis tai, kas patinka. Jeigu patinka matematika, jeigu patinka finansai, jeigu patinka ekonomika, tikrai, manau, verslo duomenų analitika galėtų būti vienas iš tų dalykų, kuriuos verta būtų studijuoti. Arba bent jau verta apsvarstyti dėl studijų. Ačiū, Mantai. Ačiū, Vytautai.